Dievas nori kalbėti su tavim. Dievas duoda tavo atsakymus. Ir jeigu tu kažkokį tai laiką negirdi Dievo ir tau atrodo, kad Dievas tyli, kad Dievas apie tave pamiršo, aš griaunu Jėzaus Kristaus vardu šį melą, nes tai netiesa. Dievas myli tave ir nori bendrauti su tavim. Jis visada to norėjo. Jis padarė labai daug, kad būtų ta galimybė. Jis atėjo į žemę, jis įsikūnijo, tapo paprastu žmogumi, kad priimti visą skausmą, visą netektį, visas baimės, visą neviltį ir užnešti tai ant kryžiaus. Ir jis kalba su tavim, jis ieško tavęs. Kalbėk su jo. Jeigu tau atrodo, kad Dievas neatsako į kažkokią tavo maldą, pagalvok dabar. Greičiausiai jis jau yra atsakęs. Tiesiog gal tau pasirodė, kad tai negali būti iš Dievo, gal tu lauki kito atsakymo, gal tu jau sukūrei tą atsakymą, kurio tu lauki iš Dievo ir lauki patvirtinimo, bet atsakymas kitoks.